Įsivaizduokite vietą Lietuvoje, kurioje stovėjo vienas pavojingiausių reaktorių pasaulyje. Tas pats modelis, kuris sprogo Černobylyje, ta pati technologija ir ta pati dizaino klaida. Bet yra viena svarbi detalė – Ignalinos atominėje elektrinėje katastrofa niekada neįvyko. Dešimtmečius ši elektrinė tiekė energiją beveik visai Lietuvai. Šiandien jos viduje vyksta vienas didžiausių ir sudėtingiausių elektrinių uždarymo projektų Europoje. Ar Europa elektrinę uždarė dėl saugumo, ar dėl kitų priežasčių, apie kurias nekalbama? Kodėl Černobylio serialo kūrėjai pasirinko būtent Ignalinos atominę elektrinę ir kas iš tikrųjų slypi už uždarų durų? Ignalinos atominė elektrinė buvo vienas reikšmingiausių energetikos projektų Europoje. Tai nebuvo tik elektrinė, tai buvo strateginis infrastruktūros objektas, statytas aprūpinti didelę regiono dalį energiją ir kartu parodyti to meto technologinį pajėgumą. Elektrinės statyba prasidėjo 1974 metais, o pirmasis reaktorius buvo paleistas 1983 metais, antrasis 1987. Tai buvo vienas didžiausių infrastruktūros projektų Lietuvoje, ties kuriuo dirbo tūkstančiai žmonių. Net ir 2026 metų duomenimis Ignalinos atominėje elektrinėje dirba apie 1500 darbuotojų. Elektrinėje veikia 2 RBMK 1500 tipo reaktoriai. Tai buvo branduoliniai reaktoriai, sukurti veikti itin dideliu pajėgumu. Reaktoriaus pavadinime esantis skaičius 1500 reiškia jo elektrinę galią megavatais. Tai buvo vieni galingiausių tokio tipo reaktorių pasaulyje, galingesni net už tuos, kurie veikia Černobylio atominėje elektrinėje. Dar vienas išskirtinis RBMK bruožas buvo jo konstrukcija. Reaktorius buvo milžiniškas, sudarytas iš tūkstančių kuro kanalų ir didžiulės grafito šerdies. Būtent dėl tokio dizaino reaktoriai ilgainiui tapo vienais labiausiai diskutuojamų branduolinės energetikos istorijoje. Palyginimui, daugelio kitų to laikotarpio atominių reaktorių galia buvo mažesnė nei 1000 MW. Dėl to Ignalinos atominė elektrinė su savo reaktoriais išsiskyrė ne tik Europos mastu, bet ir viso pasaulio. Nors elektrinės pavadinime yra Ignalinos miesto pavadinimas, pati elektrinė buvo pastatyta Visagino savivaldybėje, o pats Visaginas buvo įkurtas 1975 metais specialiai elektrinės darbuotojams ir jų šeimoms. Todėl pats miestas atsirado kartu su elektrinės statybomis. Kadangi elektrinės statyba prasidėjo 1974 metais, o artimiausias miestas tuo metu buvo Ignalina, dėl šios priežasties elektriniai ir buvo suteiktas Ignalinos atominės elektrinės pavadinimas. 1986 m. balandžio 26 d. pasaulis sukrėtė Černobylio katastrofa, viena didžiausių branduolinių nelaimių istorijoje. Sprogęs ketvirtasis Černobylio reaktorius buvo RBMK tipo. Toks pat reaktoriaus tipas veikia ir Ignalinos atominėje elektrinėje. Ta naktį elektrinėje buvo vykdomas saugumo patikrinimas. Jo metu buvo tikrinama, ar nutrūkus išoriniam elektros tiekimui, besisukančios turbinos inercijos generuojamos energijos pakaktų pagrindiniams aušinimo siurbliams veikti tol, kol įsijungs avariniai dizeliniai generatoriai. Bandymo metu reaktoriaus galia nukrito iki pavojingai žemo lygio, o situacija pradėjo darytis vis nestabilesnė. Operatoriai bandė stabilizuoti reaktorių, tačiau tuo metu jau buvo peržengtos saugaus veikimo ribos. Paspaudus avarinio stabdymo mygtuką, vietoje momentinio sustabdymo įvyko trumpalaikis galios šuolis. Būtent RBMK konstrukcijos ypatumai kartu su operatorių klaidomis sukėlė grandininę reakciją, įsibaigusią sprogimu. Po katastrofos RBMK reaktoriai buvo skubiai atnaujinti, pakeista valdymo strypų konstrukcija, sustiprintos saugumo sistemos ir įvestos daug griežtesnės eksploatavimo taisyklės. Nors Ignalinos atominė elektrinė naudojo tokio paties tipo reaktorius kaip Černobylis, tokia nelaimė čia nepasikartojo. Tam įtakos turėjo po katastrofos atlikti saugos pakeitimai ir pradėta taikyti kitokia elektrinės eksploatavimo praktika. Tačiau svarbus klausimas išlieka iki šiol, ar prieš šiuos atnaujinimus panaši tragedija galėjo įvykti ir Lietuvoje. Vienareikšmio atsakymo nėra, tačiau teoriškai panaši avarija galėjo įvykti ir kitose RBMK reaktoriaus tipo elektrinėse, įskaitant Ignalinos atominę elektrinę.
Būtent todėl po Černobylio katastrofos buvo nuspręsta skubiai peržiūrėti visų veikiančių RBMK reaktorių saugumą. Specialistai nustatė, kad tam tikri RBMK konstrukcijos sprendimai iš tiesų kėlė papildomą riziką nestabiliose veikimo situacijose. Dėl šios priežasties po avarijos buvo keičiama valdymo strypų konstrukcija, stiprinamos saugumo sistemos ir griežtinamos eksploatavimo taisyklės. Kitaip tariant, jei tokie pakeitimai nebūtų atlikti, teorinė rizika egzistavo, tačiau svarbu suprasti, kad Černobylio katastrofą nulėmė ne vien konstrukciniai trūkumai, tam įtakos turėjo ir netinkamai vykdytas saugumo testas, žmogaus klaidos bei specifinė reaktoriaus būsena katastrofos metu. Po atliktų saugumo atnaujinimų RBMK reaktoriai tapo gerokai saugesni nei iki 1986 metų, o panašūs patikrinimai vėliau buvo vykdomi laikantis daug griežtesnių saugos reikalavimų. Černobylio avarija ilgam pakeitė požiūrį į RBMK reaktorius ir branduolinės energetikos rizikas apskritai. Kaip jau buvo minėta anksčiau, Ignalinos atominė elektrinė pakeitė ne tik Lietuvos energetiką, bet ir visą aplinkinį regioną. Kartu su elektrinės statybomis buvo pradėtas kurti ir Visagino miestas, vieta skirta būsimiems elektrinės darbuotojams bei jų šeimoms. Tuo metu tai buvo vienas unikaliausių miestų Lietuvoje. Į Visaginą dirbti atvyko tūkstančiai specialistų iš įvairių regionų – inžinieriai, statybininkai, fizikai, technikai ir branduolinės energetikos specialistai. Dėl to miestas greitai tapo daugiataučiu ir stipriai išsiskyrė iš kitų Lietuvos miestų. Visaginas buvo kuriamas praktiškai nuo nulio. Čia kilo daugiabučiai, mokyklos, kultūros centrai, sporto kompleksai ir visa infrastruktūra reikalinga aptarnauti vieną svarbiausią energetikos objektų regione. Darbas Ignalinos atominėje elektrinėje buvo laikomas prestižiniu ir gerai apmokamu. Elektrinėje dirbę specialistai dažnai turėjo aukštą techninį išsilavinimą, o pati darbo vieta buvo siejama su pažangiomis technologijomis ir didelė atsakomybė. Tuo metu atominė energetika buvo pristatoma kaip modernumo ir technologinės pažangos simbolis. Tačiau gyvenimas šalia šio objekto turėjo ir kitą pusę. Po Černobylio katastrofos visuomenėje pradėjo augti nerimas dėl branduolinės energetikos saugumo, o Ignalinos atominės elektrinės pavadinimas vis dažniau buvo siejamas ne tik su technologiniu progresu, bet ir su potencialia rizika. Kai buvo priimtas sprendimas elektrinę uždaryti, Visaginui tai tapo milžinišku pokyčiu. Miestas, kuris dešimtmečius buvo kuriamas aplink vieną objektą, turėjo pradėti ieškoti naujos ateities krypties. Net ir šiandien daugelis žmonių Visaginą pirmiausia sieja būtent su Ignalinos atominė elektrine. Nors po Černobylio katastrofos RBMK reaktoriai buvo modernizuoti ir jų saugumo lygis gerokai padidėjo, jų ateitis vis tiek išliko politiškai ir techniškai jautri tema. Ignalinos atominė elektrinė po nepriklausomybės tapo pagrindiniu Lietuvos elektros gamybos šaltiniu, tačiau kartu ir vienu svarbiausių derybinių klausimų su tarptautiniais partneriais. Lietuvai ruošiantis narystei Europos Sąjungoje, elektrinės klausimas tapo esminė stojimo proceso dalimi. Europos Sąjungos institucijos laikė RBMK tipo reaktorius atitinkančiais vakarietiškų branduolinės saugos standartų, todėl buvo keliama sąlyga dėl jų eksploatacijos nutraukimo. Tai buvo ne tik techninis vertinimas, bet ir platesnė Europos energetinio saugumo politikos dalis, apimanti vienodus reikalavimus visoms valstybėms narėms. Tuo metu Lietuva turėjo sudėtingą situaciją. Ignalinos atominė elektrinė gamino didžiąją dalį šalies elektros energijos, todėl jos uždarimas reiškia ne tik gamybos praradimą, bet ir visos energetikos sistemos krypties keitimą. Reikėjo spręsti, kaip kompensuoti energijos nuostolį, kaip užtikrinti tiekimo stabilumą ir kaip sukurti naują energetinę strategiją. Galutinis sprendimas buvo pasiektas derybose su Europos Sąjunga. Lietuva įsipareigojo palaipsniui nutraukti elektrinės veiklą, o mainais gavo finansinę ir techninę paramą, skirtą ne tik uždarimui, bet ir visam ilgalaikiam išjungimo procesui. Šis procesas apima ne tik reaktorių stabdymą, bet ir sudėtingą infrastruktūros išmontavimą bei radioaktyvių atliekų tvarkymą. Pirmasis reaktorius buvo sustabdytas 2004 metais, o antrasis 2009 metais. Nuo to momento elektrinė iš energijos gamybos objekto tapo ilgo ir sudėtingo išmontavimo projektu, kurio saugus uždarimas ir teritorijos sutvarkymas tęsis dar dešimtmečius.
Šis sprendimas turėjo dvigubą poveikį. Viena vertus, Lietuva prarado pagrindinį vietinės elektros gamybos šaltinį, kita vertus, pradėjo ilgalaikį perėjimo prie naujos energetikos infrastruktūros ir didesnės priklausomybės nuo importo bei alternatyvių šaltinių. Iki šiol diskutuojama, kiek šį sprendimą lėmė vien saugumo standartai, o kiek platesni politiniai ir ekonominiai Europos integracijos procesai. Dar vienas įdomus šios elektrinės istorijos epizodas – HBO serialas Černobylis. Dalis serialo scenų buvo filmuotos Ignalinos atominėje elektrinėje. Ši vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai. Tai viena iš nedaugelio likusių RBMK tipo elektrinių Europoje, kurioje išliko autentiška, didelio masto branduolinės infrastruktūros aplinka. Kadangi elektrinė jau nebebuvo aktyviai eksploatuojama, filmavimo komanda galėjo dirbti kontroliuojamoje aplinkoje, kurioje buvo įmanoma saugiai patekti į buvusias techninės patalpas. Filmavimo požiūriu tai suteikė išskirtinį pranašumą vietoje to, kad būtų kuriamos sudėtingos dekoracijos ar plačiai naudojama kompiuterinė grafika, buvo galima remtis realia infrastruktūra. Milžiniškos turbinos, ilgi techniniai koridoriai ir išlikę įrenginiai leido natūraliai perteikti branduolinės elektrinės dydį ir atmosferą. Nors filmavimas tapo įdomiu šiuolaikiniu šios vietos panaudojimu, tai tik mažas epizodas platesnėje Ignalinos atominės elektrinės istorijoje. Šiandien Ignalinos atominė elektrinė visiškai kitame savo istorijos etape. Po reaktorių sustabdymo ji negamina elektros ir yra valdoma kaip ilgalaikis branduolinės saugos ir išmontavimo projektas. Darbai vyksta etapais. Užtikrinamas panaudoto branduolinio kuro saugus laikymas, demontuojama reaktorių įranga ir tvarkoma likusi infrastruktūra. Tai sudėtingas ir dešimtmečius trunkantis procesas, reikalaujantis nuolatinės priežiūros. Ignalinos atominės elektrinės uždarimas laikomas vienu didžiausių branduolinių elektrinių išmontavimo projektų Europoje. Tai ilgalaikis procesas, apimantis visos elektrinės perėjimą iš veiklos į saugų išmontavimo ir sutvarkymo etapą. Darbai vyksta nuosekliai, nes kiekvienas žingsnis nuo įrangos ardymo iki radioaktyvių atliekų tvarkymo turi būti tiksliai suplanuotas ir kontroliuojamas. Projekte vienu metu sprendžiami keli uždaviniai – įrangos demontavimas, panaudoto branduolinio kuro ir atliekų saugojimas bei nuolatinė radiacinės būklės stebėsena. Tai reikalauja ilgalaikio planavimo, griežtų saugos standartų ir skirtingų sričių specialistų darbo koordinavimo. Žvelgiant į visą Ignalinos atominės elektrinės istoriją, iš laiko perspektyvos, ji tampa daugiau nei energetikos objektu. Tai pasakojimas apie technologinį ambicingumą, jo ribas ir ilgalaikės pasekmes, su kuriomis susidarime net ir pasibaigus elektrinės veiklai. Galbūt būtent šis objektas geriausiai parodo, kad technologinė pažanga niekada nebūna vien tik apie tai, kas sukuriama, bet ir apie tai, kaip tai bus užbaigiama. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.